Darbo kodeksas aiškiai numato darbo sutarties pakeitimo sąlygas ir terminus. Tai mes turime 2 straipsnius. Būtų darbo kodekso 45 straipsnis ir 46 straipsnis. Kuom jie skiriasi? 45 straipsnį numatoma darbdavio iniciatyva keisti darbo sutartį. Tai yra, darbdavys pasiūlo darbuotojui pakeisti darbo sutarties sąlygas, būtinasias ar papildomas, ir duoda 5 darbo dienų terminą išreikšti savo sutikimą dėl planuojamų pakeisti darbo sutarties sąlygų. Kas nutinka tuo atveju, jeigu darbuotojas nesutinka keisti darbo sutarties sąlygų, tai yra arba jisai išvis neatsako į jūsų pasiūlymą, arba išreiškia nesutikimą. Tokiu atveju galimas taikyti darbo kodekso 57 straipsnis, tai yra darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Pereiname prie kito straipsnio. Darbo kodekso 46 straipsnis numato, kad darbo sutartį turi iniciatyvą keisti ir darbuotojas. Lygiai toks pat terminas 5 darbo dienos darbdaviui apsvarstyti darbuotojo pateiktą pasiūlymą. Ir kas nutinka tuo atveju, jei darbdavys nesutinka keisti darbo sutarties sąlygas. Tai yra, jeigu darbdavys sutinka, tai mes darome darbo sutarties pakeitimą. Jeigu nesutinka, darbo sutartis toliau tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis.